Taigi, sveiki draugai. Taigi, iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio, tiesa, mes šiek tiek kitaip šiandien atrodom, tai yra tiesiog pasivaikščiot. Kilo noras, juolab, kad aš grįžtu iš renginio. Kokio renginio papasakosiu, specialiai ėjau, paruošiau klausimą ir aš jį net ir uždaviau. Ko gero jūs žinot, kad Rusijos ir Baltarusijos opozicionierių Lietuvoje tema man yra be galo visą laiką įdomi. Juolab, kai tenka skaityti mūsų, ypač portalai didieji, kartais sugeba parašyti pačius keisčiausius dalykus. Pavyzdžiui, kaip dabar Alfa LT, kokia iškili asmenybė atvažiavo. Aišku, aš susitikimą su šia iškilia asmenybė užsiregistravau. Tai yra susitikimas su Ilja Jašinu, tai yra tas būtent opozicionierius, kuris buvo vienas iš tų, kuriuos iškeitė į Putino galvažudžius, į šnipus iškeitė, kartu su dar keliais, ir kuris tiesa pirmą ką padarė per savo pirmą spaudos konferenciją Vokietijai, pasiūlė nuimti sankcijas nuo Rusijos ir taikyti tik tai sankcijas personalinės. Taigi, kodėl aš dar ten ėjau? Ėjau todėl, kad mes visi puikiai žinom, koks vyksta didžiulis skandalas. Tai yra fondas kovoja su korupcija, prieš korupciją. Tai yra Navalno organizacija paskelbė tikrai šokiruojančius dalykus. Tai yra, kad Leonido Volkovo pavasarį užpuolimas buvo įvykdytas užsakius Khodorkovskio dešiniai rankai kažkada. Khodorkovskis dabar lyg tai ir nepripažįsta tokios artimos draugystės, bet buvo parodytos visos sąsajos. Tai organizuotas buvo užpuolimas Volkovo. Ir aš, tarp kitko, aišku, labai negerai cituoti patį save, aš to nedarysiu. Bet vis dėlto, jeigu rasite eterį kovo 15 dienos, čia buvo, kuomet mūsų spectarnybos, ten virš 100 policininkų Nemenčinės plento brūzgynuose ieškojo, gal netyčia koks nors GRU smogikas pametė fufaikės savo, fufaikės nerado, be abejo. Aš tuomet iš karto sakiau, kai vėlgi mūsų didieji oficiozai pasakojo, kad tai yra niekas kitas išskyrus FSB arba GRU negalėjo padaryti. Aš iš karto sakiau, kad tai yra Navalno politinio palikimo dalybos. Ir reikia ieškoti tuos, kuriem tas dalykas yra pats naudingiausias. Naudingiausias be abejo, tai yra Vilniuje reziduojančiam ir tiesą sakant labai mėgstama mūsų politikų forumo, kaip jis ten vadinasi, laisvosios Rusijos. Taigi, ėjau jau žinodamas šitos dalykus, nes pavyzdžiui ir paties Jašino susitikimą organizavo būtent šitą organizaciją. Ir labai įdėmiai klausiau, man buvo įdomu suprast, kokie yra, nes čia akivaizdžiai tai bus viena iš vėliavų tos vadinamosios opozicijos, ką jie galvoja apie ateitį, apie kovos būdus, be abejo apie Ukrainą ir taip toliau. Ir buvo vienas klausimas, kurį aš paruošiau iš anksto ir labai norėjau gauti atsakymą, aš jį gavau. Patikėkit, aš gavau būtent tokį, kurio dėja tikėjausi. Iš karto pradėjus kalbėti, pati mintis buvo tai, kad be abejo, Putinas yra blogai, karas yra blogai. Ačiū Dievui, apie sankcijas jis jau nekalbėjo, kad sankcijas reikia nuimti, kad sankcijos ten žudo paprastus rusus. Tačiau velnias visą laiką slypi detalėse. O štai toks pačioj pradžioj visiškai emocionalus pasisakymas, kad dabar pranešta, iš tikrųjų vakarų spaudoje yra pranešta, kad jau per šitą karo etapą, tai yra 2022 metų Ukrainoje, žuvo iš abiejų pusių, žuvo per 1 milijoną žmonių. На самом деле речь идет о тех людях, которые стали инвалидами, и тех людях, которые погибли. 1 миллион человек за 2,5 года. Масштаб потрясает воображение. Я часто сравниваю эту войну с той катастрофой, которую пережил Советский Союз в Афганистане. Там за 10 лет погибло 15 тысяч человек за 10 лет, а здесь за 2,5 года с обеих сторон погибло больше 1 миллиона уже. И миллион афганцев погибло. Миллион, я имею в виду со стороны, да, 1 миллион афганцев, это правда. Aišku, baisų skaičiai, bet iš karto siūlau atkreipti dėmesį,
Vat jums paprastas pavyzdys mąstymo. Siūlau atkreipdėmėsi į tai, kad jis kalbėjo ir apie lygino su karu Afganistane, kur buvo pareikšta be kita ko, kad tuomet žuvo 15 000 žmonių. Tai yra įsivardino kaip žūtis, būtent tų tarybinių piliečių, tarybinių karių žūtis. Tarp kitko, į ką šalia sėdėjęs, visai šalia manęs sėdėjęs irgi vienas žiūrovas, o žiūrovas paskui mes su juo kalbėjom, jisai pasirodo yra vieno iš regioninių, dabar aišku irgi gyvena užsienį, vieno iš regioninių portalų, tai yra būtent, kuris kalba, komi, tarp kitko, tai jis kalba apie būtent jau daugiau apie pavergtų tautų likimą. Jis iš karto pradėjo oponuot, palaukit, o kaip yra 1 milijonas afganų. Taigi va šitą galit pamatyti. Tiesa, vėlgi, reikia pasakyti, kad pats stilius manęs nenustebino, tai yra visas pasakojimo stilius sukosi apie tai, kad šalis užgrobta baisaus diktatoriaus, jis čia yra visiškai teisus, karo pasmerkimas jis irgi visiškai yra teisus. Ir aš vis laukiau, kadagi bus kalbama apie tai, kaip šita publika norėtų pakeisti padėtį. Vat aš galvojau, kad galbūt bus pasakyta, kad brangūs susirinkusieji, padėkit Ukrainos, jeigu ne Ukrainos kariuomenė apskritai, tai bent jau padėkit rusų daliniam, kurie kovoja Ukrainos kariuomenės pusė. Aš primenu, kad yra mažiausiai jų 3, iš kurių žinomesni yra rusų savanorių korpusas yra ir Laisvosios Rusijos legionas. Tiesa, jie nėra iš tikrųjų labai skaitlingi, bet vis dėlto galbūt būtų tai paminėta. Ne, nebuvo. Ir aš per valandą pranešimo išgirdau vienintelį конкрету сюлема. Понятное дело, что проще всего, конечно, консолидироваться вокруг каких-то правозащитных идей. Это действительно есть хорошие примеры. Есть, например, там, марафон в поддержку политзаключенных, и это нужно продолжать. Я думаю, что одной из важных тем в ближайшее время должна стать работа по продвижению идеи политической амнистии. И мне кажется, очень важно продвигать идею политической амнистии к 9 мая. То есть добиваться освобождения людей не только пофамильно, но и постатейно. Вот есть 2 очевидные там статьи, отмены которых можно там требовать на международном уровне, вплоть там до ООН. Это статья о фейках про армию и статья о дискредитации вооруженных сил. Это как бы очевидные вещи. Люди сидят за то, что они буквально называли войну войной, буквально за то, что критиковали агрессию против Украины. Ну, то есть ни за что сидят. Прям вот очевидно ни за что. Это всем очевидно, включая Путина. И я думаю, что вполне реальная задача добиться всеми силами. Если мы навалимся всеми силами, если мы мобилизуем международное мнение, если мы выйдем там на уровень Организации Объединенных Наций, добиться того, чтобы к 9 мая, когда очевидно будет амнистия, посвященная очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне, чтобы эта амнистия стала в том числе и политической, распространилась в том числе на эти статьи. Ką reikia daryti? Ties kokia vieta turi konsoliduotis ta vadinamoji liberalioji opozicija. Kad pasiekt amnestiją gegužės 9-osios proga. Nu, ko gero jūs suprantat, kad amnestiją gali paskelbti šalyje ir nutart, kas bus amnestuojami, tik vienintelis žmogus. Tai yra be abejo Vladimiras Putinas, ne kas kitas. Taigi, jūs ir kaip argumentas buvo pasakyta, kad reikia dirbti ir tarptautinių lygių, kreiptis jungtinės tautas ir taip toliau. Palaukit, jungtinės tautos jau pasakė, kad reikia išvesti kariuomenį iš Ukrainos. Čia, man atrodo, klausimas yra daug rimtesnis ir niekas nekreipia dėmesio. Taigi, kaip matom, čia toksai vėlgi liberalusis toksai požiūris, toksai Rusijos tos liberaliosios opozicijos, kurie jokių realių veiksmų prieš valdžią imtis negali, nenori, nors ir dažnai jinai būna tiesiog, tai būna žmonės, kurie buvo kažkada valdžioje, nu tai pavyzdžiui, jeigu mes paimsim nors ir patį Khodorkovskį, tai yra žmogus, kuris buvo vienas iš
Jelcino Rusijos laikų šalies šeimininkų. Ten mes dar galim sutikti tokį poną Kochą. Tai yra Rusijos privatizacijos viena iš dievų tėvų. Va. Ir panaši publika. Tai yra, aš dar galvoju, išgirsiu gal bent jau pasienio ruožuose, nežinau, ten degint geležinkelių spintas, dar kažką daryti, dar kažką. Nes nereikia manyti, kad tarp išeivijos iš Rusijos opoziciškai nusiteikusios nėra tokių žmonių, kurie kviečia tiesiog priešintis, jeigu reikia jėga, jeigu degintos vadinamosius vojenkamatus, užsiiminėti to, kas vadinasi tikriausia partizaninė kova. Taigi išgirdom vienintelį siūlymą, tai jis buvo štai ir šitas. Ir tiesa, jau baigiantis taip, vėlgi aš dar kartą pasikartosiu. Buvo pasakyta labai daug teisingų žodžių apie tai, kad reikia likusiam, tai išeivija turi likusiam rusam kažkaip įrodyti, kad Putinas yra nusikaltėlis, kad Putinas tai yra žmogus, kuris atima ateitį iš jų pačių valstybės. Vėlgi tai yra visiškai teisingas dalykas, visiškai teisingi teiginiai, tiesa. Vėlgi, kokia argumentacija? Be tų argumentų, kad aišku, žūsta jauni žmonės, žūsta, galima sakyti, šalies ateitis, griūna ekonomika, bet prasidėjo dar vienas аргументас. Путин подрывает обороноспособность нашей страны. В Украине сжигается российская армия, буквально сжигается. У нас дырявые границы. Мы это видим и на западном фланге, где украинские части, буквально как через решето проходят на территорию Курской области. Но я просто страшно представить, что сейчас творится на восточных границах России. И если Китай захочет оттяпать себе кусок нашей земли, он может сделать это в любой момент, потому что практически все боеспособные части с Дальнего Востока сейчас переведены на украинский фронт. Практически все эффективные средства противовоздушной обороны переброшены на запад с востока. И у нас просто оголен весь Восток. А už tai irgi pasirodo, kad Putinas yra labai blogas, nes griauna Rusijos kariuomenė, o Rusijos kariuomenė, žiūrėkit, kas darosi rytinėse Rusijos sienose, jeigu netyčia Kinija nutars užgrobti Rusijos rytus, nebus kam gintis. Tarp kitko, vėlgi jūs galit išgirst būtent tą amžiną Rusijos naratyvą, kad tai yra šalis, kurią visi nori, visi absoliučiai, kas aplink nėra, visi nori ją užgrobti. Taigi galit vėlgi pasigrožėti. O sugrįžtant prie... Šiaip nebuvo pagrindiniai kalboje, Jašinas tikrai nekalbėjo nei apie istoriją su Nevzlinu, nei apie konfliktinę situaciją, amžinai konfliktinę su fondu, kovos prieš korupciją. Bet jis baigiamojoje dalyje labai įdomų tokį message pasiuntė. Dabar čia reikėtų klausytis pakankamai įdėmiai, nes jis vėlgi kalbėjo, tai yra teisingus dalykus, visiškai teisingus dalykus. Bet ką jis turėjo omeny, sakydamas, kad egzistuoja kažkokia opozicija, kuri nori priversti nekęst. Ogi jis greičiausiai tai yra message'as būtent tai Rusijos opozicijos dalį, kuri nėra konferencijų, nuolatinių konferencijų už užsienio ir savų pačių pinigus, Nevzlinas koks nors jis gali daug irgi pinigų duoti, kurie būtent ta opozicija, kurie pasisako už aktyvius veiksmus. Yra net ir Lietuvoje žmonių, kurie pasislėpia Lietuvoje. Aš dabar tarp tokių žinomesnių, tarp blogerių, kokį nors Maiklą Nakį galėčiau prisiminti, kurie kalba visiškai atvirai, kad nieko blogo ir nenutiks, jeigu sukrėtimai bus tokio gylio, kad dalis Rusijos tiesiog gali būti ir atkrist nuo pagrindinės motininės dalies. Nieko tame blogo nenutiks, nes iš tikrųjų neužtenka pakeisti vien Putiną, reikia keisti iš esmės visą santvarką, visą išvis supratimą apie tai, kaip turi atrodyti Rusija, kad ji neturi būti imperija.
Одна из главных наших проблем заключается в том, что мы как будто разучились друг друга слышать и не хотим друг друга слушать. Я понимаю, почему это происходит, я понимаю психологические причины этого. И я понимаю, что нас очень долгими годами, десятилетиями нас всех учили ненавидеть. Нам говорили с экранов телевидения, что есть враги, их надо ненавидеть. Нам навязывали разделение общества на наших и не наших, на своих и на чужих. И сейчас это продолжается. Даже с оппозиционных трибун мы регулярно слышали призывы «учитесь ненавидеть». И я хорошо понимаю, что ненависть – это очень мощное топливо для политической борьбы. Действительно, накачать людей ненавистью для того, чтобы решить какие-то политические задачи, очень легко. Технологически понятно, как это делать. Но ненависть – это разрушительная сила. Ненависть никогда не приведет к тому, чтобы была построена свободная, по-настоящему мирная, демократическая страна. Этого не получится сделать. Ненависть может только разрушать. А мы и так на руинах. Мы и так на пепелище. И когда нам говорят «учитесь ненавидеть», я говорю «учитесь любить». Это гораздо сложнее. Но надо учиться любить тех людей, которые рядом. Даже если вы в чем-то с ними не согласны. Даже если у вас возникают какие-то споры и дискуссии. Очень важно помнить, что те люди, которые рядом, думают так же, как вы. Хотят, на самом деле, примерно того же, чего хотите и вы. Очень важно любить свою страну. Даже если страна захвачена бандитами и убийцами. Очень важно любить свой дом. Очень важно любить своих близких. Очень важно любить себя. Даже если вас раздирает чувство вины и выжигает вас изнутри. А нас всех раздирает чувство вины. У каждого из нас есть внутри этот огонь, который выжигает нашу душу. Taigi va šitas va irgi pasisakymas taip, aš net kai visą tai išgirdau, tai aš prisiminiau tokius jaunus laikus. Be abejo, jauni žmonės dažniausiai turi tokį norą surasti kokį dievą, kažką tai tokio. Ir aš, aišku, buvau užsukdavau, nors užsukdavau tiek, kad man jau pranašavo, kad aš jau būsiu pastorium kada nors. Va, į vieną tokią bažnyčią ir aš klausydamas tas kalbas apie meilę, vienybę, brolybę ir visą kitą, aš pagalvojau, kur aš esu. Ar aš esu renginyje, kur dalyvauja politinė opozicija, tai yra šalies, kur yra tikrųjų užgrobta diktatorius, kur vyksta karas, kur problemos yra milžiniškos, kur atrodytų viską reikėtų daryti, kad ta diktatūra būtų sunaikinta savomis rankomis, padeda tiem, kurie kariauja prieš ją. Bet aš pasijutau kaip, nežinau, bažnyčios renginyje. Viskas labai gražu. Iš tikrųjų gražu, žmonės ploja, bet ir atėjo laikas klausimų atsakymų sesijai. Ir pagaliau atėjo laikas užduoti klausimą man. Aš ėjau su paprastu klausimu. Gerbiamasis, koks jūsų požiūris į nacionalinius išlaisvinimo judėjimus esančius Rusijoje? O kad tokie yra, bent jau aš puikiai žinau, manau, kad jūs irgi žinot, net ir Vilniuje buvo konferencija ir pakankamai nemažai yra būtent tautinių mažumų, tai yra engiamų tautinių mažumų atstovų užsienyje ir nemažai jų yra tarp politinių kalinių. Tarp kitko paaiškėjo, kad vienas iš žmonių, kurios buvo siūloma apkeisti,
norima apkeisti, tai buvo toksai šamanas Gabaševas. Jūs galite juoktis, galite nesijuokti, bet šamanas tai yra toks pats šventikas, kaip ir mūsų kunigas, kaip ir ten kitos religijos atstovas ir savo krašte. Tai yra labai gerbiamas žmogus. Jeigu jūs kas nežino, tai Gabaševas čia būtent tas, kuris pėsčias ėjo į Maskvą išvaryt demoną iš Kremliaus. Demonas, supraskit, Putinas. Aišku, jis nedaėjo, bet pakeliu jis surinkdavo milžiniškus mitingus. Kiekvienoje vietovėje jis ėjo kaip toksai, nu, kaip mes skaitom apie šventuosius, nežinau, kurie ten eidavo ir surinkdavo savo būsimų ar mokinių, nežinau, kaip čia geriau pasakyti, minės. Добрый день. Микрофон дали мне, значит, могу задать вопрос. Виталиус Балкус, YouTube-канал Ишсаво Варпинес. И я хочу спросить такую вещь. Правильно я понял из ответа на вопрос того господина, что ваше отношение к национально-освободительным движениям внутри России, если не плохое, то, по крайней мере, не дружеское. Потому что вы... И правильно я понял, что вы считаете, что Россию нужно удержать в теперешних территориях в любом случае, и вы не примете появление каких-то новых государств на территории России. Это может быть, конечно, может быть это Ичкерия, но это может быть и Якутия, это может быть и Ингрия, это может быть и даже Кубань. Вы знаете, откровенно говоря, я такой проблемы в России на сегодняшний день вообще не вижу. Ну, то есть я знаю, что есть дискуссии в Европе, но каких-то сепаратистских движений в России, я довольно много ездил в Россию, я такого вообще не встречал. Я видел запрос на федерализацию. Даже от чеченцев, кстати. Вот я за решеткой много чеченцев встречал. И я ни разу не слышал, что, послушайте, вот отпустите нас из России, мы хотим там как-то жить отдельно, мы хотим там оградиться от вас забором. Я не встречал такого. Мне кажется, это надуманная проблема. Мне кажется, по-настоящему проблема в том, что у нас страна очень централизованная. В том, что все деньги, все налоги, все полномочия, все идет в Москву. И это действительно ведет к бесправию в регионах. И в национальных республиках, и в субъектах федерации, ну, в регионах. И вот с этой проблемой надо работать. Ну, естественно, я не считаю правильным удерживать кого-то силой, проливать кровь, бомбить, как это было с Чечней. Чеченская То есть Ичкерия выйти сможет? Она захочет, вы думаете. У меня большие сомнения, что вообще такой вопрос стоит. Ну вот на сегодняшний день я не вижу такой проблемы. Я думаю, что если Россия сможет трансформироваться в нормальное демократическое общество с нормальным федеративным устройством, то мы сможем нормально жить в рамках тех границ, которые существуют сейчас. И это будет нормальная, хорошая жизнь. То есть вы отрицаете наличие национально-освободительных вообще движений в России? Что таких нет? Не то чтобы я их отрицаю, я их просто не видел. Ну, может быть, они здесь есть, но в России я этого не видел. Taigi atsakymas paprastas. Nemato, kad tos klausimas dabartinėje Rusijoje egzistuoja. Ir kai aš jau išgirdau apie tai, kad čečėnai nori federalizacijos, čia yra ta tauta, kuri kariavo 2 kartus. Nu, va, dabar, paskutiniu metu. Ir kad jie nori federalizacijos. Tai kaip jūs manot, ar ponas Jašinas yra iš tikrųjų tiek alternatyviai protingas, kad jis nemato tokių dalykų, kurie yra akivaizdus, galų gale reikia pastebėti, kad net ir užsienį veikia net kelių tautinių respublikų opozicinės organizacijos. Taip jų nekviečia. O tie į tos liberaliosios Rusijos forumus, rusų forumus jų nekviečia. Taip. Gaila ir mūsų televizijos, mūsų spauda irgi sėkmingai ignoruoja. Vat, labai gaila. Bet jie egzistuoja, jie yra ir nuotaikos nacionalinėse respublikose tikrai nėra tokios, kad jie norėtų gyventi su Maskva. Bet jeigu Jašinas supranta ir taip kalba, tai ar tai reikia suprast, kad tai yra privaloma pozicija, būtent toj Khodorkovskiniai opozicijoje. Greičiausiai taip. Nes jeigu mes pasižiūrėsim, kas
toje opozicijoje ir aplink ją yra populiarūs, tai vėlgi mes galim jau mano minėtą pamatyti Alfredą Koch, kuris kažkada rašė straipsnį, kur pasakojo, kaip rusai buvo jau, kokie jie buvo didingi ir kokie jie ten buvo pažangus, kai latviai, kažkokie tai latviai ten vaikščiojo, lakstė vos nesu akmeninės kirvukas, kas visiškai yra netiesa. Kas yra visiškai netiesa. Vat. Ten yra daugiau, yra visokie Gudkovai, kurių vyresnysis turi šleifą spectarnybų ir taip toliau, ir taip toliau. Bet vėlgi klausimas labai paprastas. Vat dabar yra puikiai proga, būtent po šito, kas atsitiko Vilniuje, vat, po grinai mafijinės iš tikrųjų bauginimo akcijos. Mes panašius dalykus matėm, nežinau, galbūt prieš porą dešimtmečių, gal vėliau buvo, bet jau gal kokiam Panevėžy dar būdavo, kaip ten kioskus atiminėdavo, panašiai. Čia vat, visą politinę organizaciją perimt bandė. Ir va dabar, kai yra tokia puikiai proga, ar ne laikas išvis išgrūst lauk iš Lietuvos, velniop išgrūst lauk, išvis lauk, iš Lietuvos išgrūst, pavyzdžiui, nors tą patį Khodorkovskio forumą. Taigi, gerbiamieji, štai tiek. Aš tiesą dar noriu pasakyti, kad ištrauką, būtent to atsakymo, aš įdėjau į rezervinį kanalą. Yra toks iš savo varpinės archyvas, aš įdėjau tą ištrauką. Ir žinau, kad ponas Jašinas ruošiasi aplankyti 40 miestų. Ir jeigu jūs turit, nuorodo aš įdėsiu, jeigu jūs turit pažįstamų, pavyzdžiui, iš tautinių mažumų diasporų, tuose miestuose, jeigu jūs, ypač čečėnų diasporas, nepatingėkit, nusiųskit nuorodą į šitą pasisakymą. Tegul čečėnai, ingušai, kalmukai, lizginai, komi ir visų kitų pavergtų tautų atstovai tiesiog aiškiai pamato, kas yra toji opozicija, kuri ruošiasi statyti nuostabę ateities Rusiją. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patikot, like, jeigu nepatikot, patys žinot, ką daryti. Jeigu neužsiprenumeravot, užsiprenumeruokit ir iki kito karto. Iki.